Iki šiol atlikti veiksmai buvo tik pasiruošimas analizai. Šiame etape sukursime pirmąją ataskaitos formą. Tam spragtelėsiu dešinį pelytės klavišų tuščioje lapo vietoje ir pasirinksiu komandą New Sheet Object Chart. Atsidariusiame lange įvesiu ataskaitos pavadinimą. Pardavimai pagal prekes. Pasirinksiu ataskaitos tipą paprasta lentelė Straight Table. Pasirinksiu ataskaitos dimensiją. Tai bus grupė prekė 1. Next. Pradėsiu įvesti ataskaitos rodiklius. Pirmasis rodiklis bus parduotas kiekis. Norėsiu sumuoti. Lentelės, prekių knyga, lauką, kiekis sąskaitoje faktūroje. Kadangi pardavimų įrašuose šitas kiekis yra neigiamas, norėsiu pakeisti ženklą. Parašysiu minus. Taipogi, kadangi prekių knygų yra ne vien tik tai pardavimo įrašai, bet ir kitos operacijos, norėsiu išfiltruoti ir imti tik tos įrašus, kurių tipas yra pardavimas. Todėl pasinaudosiu klikvių savybę, kuri vadinasi aibių analizė arba set analizės ir išfiltruosiu duomenis. Imsiu tik tai įrašus, kurių įrašų tipas yra pardavimas. Nuspausiu mygtuką OK, kad baigčiau rodiklio įvedimą. Pakeisiu rodiklio antraštę. Parduotas kiekis. Sukursiu kitą rodiklį apyvartą. Nuspausiu mygtuką Add. Kad suskaičiuočiau šitą rodiklį, norėsiu sumuoti lentelės, prekių knyga, lauką, pardavimų sumą. Lentelėje prekių knyga, pardavimų suma yra, pardavimų įrašams yra teigiama ir yra skaičiuojama tik pardavimų įrašams. Todėl nei keisti ženklo, nei filtruoti šito lauko nereikia. Nuspausiu mygtuką OK, kad baigčiau rodiklio įvedimą. Pakeisiu rodiklio antraštę. Apyvarta. Sukursiu rodiklį, kurio pavadinimas savikaina. Kadangi formulė yra labai panaši į parduoto kiekio formulę, nukopijuosiu rodiklį parduotas kiekis. Dešinio pelytės klavišus, spragtelėjęs ant lauko parduotas kiekis, pasirinksiu komandą Copy, tada tuščioje sąrašo vietoje spragtelėsiu dešinio pelytės klavišų ir pasirinksiu komandą Paste. Atsiras naujas rodiklis ir dabar pakeisiu jo formulę ir pavadinimą. Man tik reikia pakeisti sumuojamo lauko pavadinimą. Tai bus laukas iš lentelės prekių knyga, savikainos suma. Rodiklio formulės koregavimui pabaigti nuspausiu mygtuką OK. Pakeisiu rodiklio pavadinimą – savikaina.
Kitas rodiklis vadinsis pelnas. Kadangi dalis rodiklio formulės yra panaši kaip parduota, kaip apyvarta, nukopijuosiu šitą rodiklį. Toliau įeisiu į rodiklio savikainą formulę ir nusikopijuosiu ją. Pasižymėsiu visą tekstą ir nuspausiu mygtukų kombinaciją Ctrl+C. Įeisiu į lauko koregavimą. Bendrasis pelnas tai apyvartos ir savikainos skirtumas. Apyvartos formulę mes jau turime, savikainą atimsime. Nuspausiu klavišų kombinaciją Ctrl+V, kad įterpčiau savikainos formulę. Pakeisiu rodiklio pavadinimą. Bendrasis pelnas. Kitas rodiklis yra pelningumas. Kadangi jame dalyvauja tie patys faktai kaip ir bendrojo pelno, aš jį nusikopijuosiu. Copy, paste. Pataisysiu formulę. Vienetas minus savikaina padalinta iš apyvartos. Pakeisiu rodiklio pavadinimą. Kitas rodiklis yra parduoto kiekio dalis procentais. Kadangi šitas rodiklis labai panašus kaip parduotas kiekis, aš jį pasirinksiu ir nusikopijuosiu. Pataisysiu formulę. Noriu dalinti parduotą kiekį iš parduoto kiekio sumos. Iš viso. Kadangi ir parduotas kiekis ir parduoto kiekio suma yra rodikliams yra keičiamas ženklas, jis susiprastina ir jo nelieka. Pakeisiu lauko rodiklio pavadinimą. Kitas rodiklis yra apyvartos dalis. Kadangi jis labai panašus kaip apyvarta, todėl aš jį rodiklį apyvartą nusikopijuosiu. Copy, paste. Pakeisiu rodiklio formulę. Norėsiu dalinti apyvartą iš apyvartos sumos iš viso. Todėl prirašau žodelį total. OK. Apyvartos dalis procentais. Toks bus naujo rodiklio pavadinimas. Paskutinis rodiklis vadinasi bendrojo pelno dalis procentais. Kadangi
tai yra rodiklis labai panašus į bendrąjį pelną, aš jį nusikopijuosiu. Pataisysiu formulę. Nusikopijuosiu esamą formulę ir padalinsiu bendrąjį pelną iš bendro pelno sumos iš viso. Todėl prirašysiu žodelius total. Ok. Štai ir visi rodikliai. Perėsim prie kito žingsnio. Next. Čia galėčiau nurodyti rūšiavimą arba rikiavimą, tačiau paliksiu jį tokį, koks jis yra. Nuspausiu mygtuką Next. Šitame lange galėsiu nurodyti laukų stulpelių lygiavimą. Noriu, kad dimensija prekė būtų išrigiuota į kairę, o laukai parduotas kiekis į dešinę, apyvarta į dešinę, savikaina į dešinę, bendrasis pelnas į dešinę, pelningumas į dešinę, parduoto kiekio dalis į dešinę, apyvartos dalis į dešinę. Pastebėjau, kad nepakeičiau paskutinio rodiklio pavadinimo. Galiu sugrįžti ir jį pakeisti. Grįžtame atgal. Ir bendro pelno dalis į dešinę. Taip pat norėsiu, kad stulpelių pavadinimai tilptų į dvi eilutes. Nuspausiu mygtuką Next. Šiame lange galėčiau nurodyti rodiklių spalvą pagal jų reikšmę. Tačiau šiuo atveju aš nieko nenurodysiu. Nuspausiu mygtuką Next. Čia galėčiau nurodyti lentelės stilių, bet aš paliksiu jį toks, koks yra ir nuspausiu mygtuką Next. Šiame lauke nurodysiu numerių formatą. Parduotas kiekis. Norėsiu, kad tai būtų 3 ženklai po kablelio. Apyvarta, kad tai būtų 2 ženklai po kablelio. Savikaina, kad tai būtų 2 ženklai po kablelio. Bendrasis pelnas, kad tai būtų 2 ženklai po kablelio. Pelningumas, kad tai būtų 1 ženklas po kablelio ir išreikštas procentais. Parduoto kiekio dalis, kad tai būtų 1 ženklas po kablelio išreikštas procentais. Apyvartos dalis, kad tai būtų 1 ženklas po kablelio ir išreikštas procentais. Ir bendro pelno dalis, kad tai būtų taip pat 1 ženklas po kablelio ir išreikštas procentais. Nuspausiu mygtuką Next. Čia galėčiau pasirinkti šriftą, bet aš jį paliksiu tokį, koks jis yra. Nuspausiu mygtuką Next. Čia nuimsiu varnelę nuo parametros size to data, dėl to, kad aš noriu, kad ataskaita būtų visada pastovaus dydžio. Ataskaitos forma. Nuspausiu mygtuką Next. Šiame lange nurodysiu parametrą auto-minimize, nes noriu, kad atidarius kitą ataskaitą, šitą ataskaitą automatiškai susiminizuotų. Nuspausiu mygtuką Finish, kad baigti ataskaitos kūrimą. Štai pirmoji ataskaita sukurta. Ją reikia truputėlį paformatuoti. Pirmiausia, aš pasižymėsiu ją ir datos parinkčių objektą ir išlygiuosiu juos pagal viršutinę kraštinę.
Taip pat nustatysiu standartinį atstumą tarp jų. Šiek tiek pakeisiu stulpelių pločius. Ir kai aš tai darau, aš pastebiu, kad man šiek tiek nepatogi ataskaita, kadangi vienu metu aš nenoriu matyti pagal parduotą kiekį, pagal apyvartą, pagal bendro pelno dalį. Aš norėčiau, kad mano ataskaita būtų šiek tiek mažiau apkrauta. Taip pat aš pastebiu, kad laukas savikaina man nėra labai reikalingas. Tai dar kartą aš einu į šitos ataskaitos savybių koregavimo langą ir aktyvavęs puslapį Presentation, aš pasakiau, kad savikaina man to lauko nerodytų. Jeigu man jo reikės ateityje, aš bet kada galėsiu jį parodyti. Taip pat aš nueinu į puslapį Expressions ir sugrupuosiu šitos 3 rodiklius. Pasižymėjęs apyvartos dalis paspausiu mygtuką Group ir pasižymėjęs bendro pelno dalis nuspausiu mygtuką Group. Nuspausiu mygtuką OK, kad išsaugoti pakeitimus. Štai galutinė ataskaita. Vienintelis dalykas, ką mums liko padaryti, tai pažiūrėti, kaip jinai atrodo minimizuota. Jeigu aš paspausiu mygtuką minus, jinai atsiranda viršutinėme kampe. Šiek tiek aš praplečiu, kad matytųsi pilnas pavadinimas ir pakeičiu jos padėtį, nuleisdamas žemyn ir nustatydamas standartinį atstumą iki greta esančio parinkčių objekto. Nuspaudžiu klavišų kombinaciją Ctrl+S, kad galėčiau išsaugoti aplikaciją. Atidarysiu vėl ką tik susikurtą ataskaitos formą. Pabandykime pasižiūrėti, kaip ta ataskaita veikia. Jeigu aš pasirinksiu 2007 metus, ataskaita iš karto reaguoja į šitą pasirinkimą. Jeigu pasirenku, tarkim, savaitę 32, matau, kad 32 savaitė nebuvo jokios apyvartos. Galiu pakeisti ataskaitos dimensiją. Tam dešiniu pelytės klavišu nuspausiu šitokią piktogramą esančią dimensijos antraštėje. Čia galiu pasirinkti pagal tuos rodiklius, kuriuos sudėjau, atsiprašau, tas dimensijas, kurias sudėjau į dimensijų grupę. Tarkim, aš noriu matyti ataskaitą pagal atsargų registravimo grupę. Pasirenku ir mano ataskaita iškart rodoma pagal tai. Arba noriu matyti pagal prekės kategorijos kodą. Pasirenku ir mano ataskaita rodo pagal tai. Kažkodėl jinai yra tuščia. Jeigu aš noriu matyti ataskaitą pagal prekės bendrą registravimo grupę, aš ją pasirenku ir matau, kad turiu 2 prekės bendrasis registravimo grupės. Galiu matyti ataskaitą pagal prekės aprašą.
Minimizuoju ataskaitą ir išsaugau aplikaciją.